1958 metais Niujorke, Jungtinėse Amerikos valstijose, susirenka pirmasis pasaulio lietuvių bendruomenės PLB Seimas, sudarytas iš 20 vakarų pasaulio šalių atstovų. Priima PLB konstituciją ir išrenka pirmąją pasaulio lietuvių bendruomenės valdybą. Pirmasis PLB pirmininkas Jonas Matulionis. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo nuo 1997 metų PLB Seimai persikėlė į Lietuvą, Vilnių. Sparčiai kuriasi rytų kraštų lietuvių bendruomenės, buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje. 1997 metais lietuvių bendruomenių skaičius padvigubėja, o 2022 metais į 17 Seimą jau renkasi atstovai iš 54 valstybių. Pasaulio lietuvių bendruomenė vienintelė lietuviška organizacija turinti savo valdymo struktūrą – Seimą, kuris simboliškai ir tradiciškai kas 3 metus renkasi Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose Vilniuje ir demokratiškai išrenka narius į valdybą, kontrolės ir konfliktų komisijas. PLB yra Lietuvos jėga užsienyje, didžiausia visuomeninė nepolitinė Lietuvos diasporos organizacija, veikianti nevyriausybinių NVO organizacijų pagrindu. PLB 17 Seimo dydis išaugo iki 189 atstovų, nes per paskutinę kadenciją susikūrė daugiau kaip 10 lietuvių bendruomenių ir vis kuriasi naujos. Seimo atstovai renkami 3 metams. Tai atskirų lietuvių bendruomenių pirmininkai arba jų įgalioti valdybų nariai, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungų pirmininkai arba jų įgalioti valdybų nariai, atskirai išrinkti lietuvių bendruomenių atstovai mažiausiai po 1 nuo kiekvienos valstybės. Papildomų atstovų skaičių pagal lietuvių bendruomenių dydį, aktyvumą ir toje šalyje gyvenančių lietuvių skaičių nusprendžia PLB valdyba. Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas – tai aukščiausias PLB valdymo organas, šaukiamas kas 3 metus. Seimo atstovai iš viso pasaulio renka vykdomąją valdžią. Tai yra atskirai PLB pirmininką ir visus valdybos narius į konkrečias pareigybės, PLB strateginės sritis, taip pat į kontrolės komisiją ir PLB konfliktų sprendimo komitetą. Visi valdybos nariai dirba savanoriškai, be atlygio. PLB Seimas sprendžia visus PLB reikalus. Gilinamasi į Lietuvos diasporos ir Lietuvos valstybės sąsajas. Vyksta diskusijos aktualiomis temomis. Aptariamos kitų metų PLB veiklos strateginės gairės ir priimamos rezoliucijos užsienyje gyvenantiems lietuviams ir Lietuvai svarbiais ir aktualiais klausimais. Iš PLB Seimo atstovų tikimasi ne tik aktyvaus dalyvavimo PLB Seime, bet ir visus kitus 3 metus atsakingai toliau didinti pasaulio lietuvių bendruomenės vaidmenį. Svarbu atsakomybė renkant PLB valdomus organus, žmogiškumas, atvirumas ir empatija. PLB valdyba veikia tęsdama tradicijas ir prisitaikydama prie šių dienų iššūkių ir besikeičiančio pasaulio. Veiklos sritis – kultūra, švietimas, sportas, viešieji ryšiai, visuomeniniai ir specialieji projektai, finansai ir lėšų telkimas, PLB plėtra ir tvarumas ir ekonominis bendradarbiavimas. Papildomai skiriamas dėmesys Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai, sielovados reikalams ir Pietų Amerikos klausimams. O viską jungia, veikdama kaip PLB ambasada Lietuvoje, tai PLB atstovybė Vilniuje, 3 Seimo rūmuose. Budėkime, kad būtų išsaugota Lietuvos nepriklausomybė, laisvė ir demokratija. Tai darykime kartu. Branginkime kiekvieną lietuvį ir padėkime vienas kitam. Vienykimės bendriems tikslams pasiekti, prisidėdami prie Lietuvos gerovės kūrimo ir Lietuvos vardo garsinimo. Esame Lietuvos jėga pasaulyje.